Kokius stebuklus padaro namų brokeriai komanda? Susilaukėme mes tokį klausimą dažnai užduoda pardavėjai. Kokius stebuklus padaro namų brokerio komanda? Ką mes galim padaryti tokio kitaip negu pats pardavėjas arba kiti agentai? Ar ne? Priminsiu, kad namų brokeriai prekiauja tik tai namais Lietuvoje. Galim parduoti ir butus. Šią savaitę 2 butus padėjom parduoti žmonėm, bet tai nėra mūsų prioritetas. Mūsų prioritetas yra namų pardavimai. Namų pardavimai Lietuvoje, visoje Lietuvoje. Ir mūsų šūkis yra didelius ar mažus, parduosim visus, ar ne? Tai kągi, einam iš karto prie reikalo. Ir aš surašiau 10 komponentų. Pasiruošiau tokį raštą, ar ne? Atsispausdinau 10 komponentų, nuo kurių priklauso, dabar aš galvoju per streamą, nelabai matos, nuo kurių priklauso kaip greitai ir kokia kaina bus parduotas namas, ar ne? Tai pirmą išvardinsiu tos komponentus, o po to pakomentuosiu kiekvieną. Pirmas komponentas būtų kaina. Niekas tiksliai nežino, dauguma spėlioja. Antras komponentas - situacija rinkoje, trečias komponentas - reklama, marketingas, ketvirtas komponentas - kainų mažinimo principas. Tai išsiplėsiu vėliau, paaiškinsiu, kas tas yra, kas čia per daug principas. 5. Turto paruošimas pardavimui. 6. Aš pats viską moku mentalitetas. 7. Psichologinis pasiruošimas. 8. Dokumentai ir mokesčiai. 9. NT brokerio pasirinkimas arba pasirinkimas pardavinėti pačiam. Ir 10. Derybos. Reiškia, jeigu už kiekvieną šito komponento pažeidimą ir neteisingą naudojimą, ar ne, neteisingai užsiimant turto pardavimu ir nežinant tų komponentų ir nežinant, kaip juos naudoti, kaina, sakykime, už kiekvieną vidutiniškai būtų po minus 1%, ar ne? Ir štai pardavėjas nuo savo namo praranda 10%. O mes tos 10% grąžinam atgal. Štai jums ir paaiškinimas, kuom pagrįsti mūsų didesni komisiniai nei kitos agentūros, kad ima, ne? Ir aišku, vieni punktai yra mažiau reikšmingi, kiti daugiau ir dar priklauso nuo turto, koks namas, kur tas namas. Tai sakykime, jeigu vienam turto paruošimas pardavimui yra galbūt labai svarbu, kitam gal nėra taip svarbu, nes galbūt ten ir taip jau tobulas namas yra, ar ne? Bet sakykime, daugiau mažiau tie komponentai paliečia visus pardavėjus. Ir čia daugiau aš dabar kalbu apie namus, nes mes namais užsiimam, bet tą patį galima pritaikyti ir butams, kas pardavinėja butus ir neparduoda, jau ilgai nepavyksta parduoti, ar ne? Mes praeitą savaitę 2 butus pardavėm nuo starties pasirašymo per dieną. Per vieną dieną. Vienas per 9 valandas, kitas irgi panašiai buvo parduotas per vieną dieną. Noriu priminti, mes butų pardavimais dabar šiuo metu nesispecializuojam butų pardavime, bet paprasčiausiai esam labai daug pardavę kažkada anksčiau, tai mums parduoti butą. Žmonės, kur patys, sakykime, pardavinėjo, irgi skelbės negalėjo parduoti, mes pardavėm per vieną dieną. Dabar išsiplėsiu apie kiekvieną punktą. Kaina. Pirmas komponentas tai yra kaina. Niekas tiksliai nežino kainos. Visų pirma, kas mane matot pirmą kartą, tai už nugaros tas vaizdas yra Miamis, jeigu kam kyla kokių klausimų, ar ne. Tai jau turbūt pirmas stebuklas būtų, kad paskutiniai nuo 12 metų, kiek čia jau, greitai jau 4 metai, sakykime, 11-12 metų, aš dirbu ir vadovauju iš Miamio ir darau pardavimus praeitą savaitę 3 sandoriai, ne? Ir mes čia tik startuojame dabar su namų pardavimais. Tai jau tai, man atrodo, stebuklas turėtų būti. Pabandykit nuotoliniu būdu, gyvendami Miami ar bet kurioje kitoje šalyje, parduoti, užsimti pardavimais, teikti paslaugą klientams Lietuvoje. Tai aš tą darau 12 metų. Turiu prisipažinti, pirmi 6 mėnesiai buvo sunkus netgi man. Nors jau aš turėjau tada, dabar jau
yra 30 metų patirtis, tada turėjau 18 metų patirtį ar kažkas tai tokio, ar ne? Jau turint daug patirties pardavimuose Lietuvoje ir tai pirmi 6 mėnesiai aš vis užduodavau savo klausimą, ar tikrai verta dirbti su Lietuva nuotoliniu būdu. Bet po to išsivystė sistemos priežiūros, išsivystė algoritmai, išsivystė visokių gudrybių, technikų radom, kaip tą tarpą uždaryti tarp manęs ir Lietuvos, kaip padaryti, kad, kaip mano draugas paklausė, sako, kaip tu sugebė suvadovauti, sužiūrėti žmonės, jeigu vadovai, būdami Lietuvoje, toj pačiam biure, toj pačioj patalpoje, šalia būdami, nesugeba sužiūrėti, sukontroliuoti žmonių. Tu sėdi už Atlanto ir žmonės daro viską, ką tu jiem liepi daryti ir jūs darot sandorius, darot pardavimus. Sako, kaip tu tą padarai? Ir aš jau buvau besižiojęs sakyti, buvau jau bepraveręs burną sakyti ir užsičiaupiau. Laiku užsičiaupiau, ne? Ne tai, kad čia kažkokia paslaptis yra, bet aš supratau, kad bus beprasmiška, ko gero, aiškinti mano draugui. Jis vis tiek to nesupras. Čia tas pats kaip jaunai mamai ar jaunam vaikinui aiškinti, ką reiškia būti tėvu. Kol tu netapsi tėvu, kol tu netapsi mama, tol tu ir nesuprasi. Gali tik tai įsivaizduoti, daugmaž kaip atrodo. Bet prajausti tą, sužinoti, kaip viskas tas iš vidaus, papasakoti nelabai papasakosi, reikia prajausti. Tai va, pirmi 6 mėnesiai buvo labai sunku, bet po to pasirodo gavosi viskas tik tai geriau, nes aš tapau tikrų vadovų, tikrų organizatorium. Kodėl? Todėl, kad aš pats nieko negaliu padaryti fiziškai. Lietuvoje, atsimenu, bėgiodavau ir po notaro biurus, ir dokumentus tvarkydavau, ir pažymas išiminėjau, viską pats tvarkydavau, nes direktorius, matot, labai reikšmingas jaučiausi turbūt. Arba visi taip darė ir aš galvojau, kad taip reikia daryti. Bet matot, sėdėdamas Miami, aš turiu viską deleguoti, viską turiu išmokyti kitus žmonės, štai kodėl ir susiformavo apmokymai, kodėl susiformavo 1000 valandų yra nufilmuota video apmokymų mūsų vidiniai sistemai per tos 12 metų, ne? Bet dabar eikim prie komponentų. Tai va, jeigu kas norit nuotoliniu būdu pasidarbuoti, pabandykit. Man atrodo, daug kas išvažiuoja atostogom savaitę, 2 ar ten mėnesiui ir jau turi rimtų problemų Lietuvoje, kol jų nėra namuose, ar ne? Na tai įsivaizduokit tai daryti metus, 2, 10 metų, ar ne? Tikrai turėsit rimtų iššūkių, ar ne? Bet gera žinia yra, kad viską pavyksta sutvarkyti, jeigu turi tokį tikslą. Tai dabar einam prie tų komponentų. Pirmas komponentas, jeigu nori parduoti savo namą ir greitai, ir gauti gerą kainą, turi žinoti, kokia yra ta kaina, ar ne? Ir kainos niekas tiksliai nežino, visi spėlioja, ar ne? Ką mes darom? Mes nustatom kainą ir netgi pateiksim jums 3 scenarijus. 3 scenarijus pateiksim, ne? Blogiausias, geriausias ir kiek maksimum galima išlupti, ar ne? Kaip pardavėjai nustatinėja kainą? Kaina pagrinde nustatinėja pagal rodo skelbimus. Nu tai yra visiška nesąmonė. Vienas jau prašo 20% per brangiai, negu kad realiai galima gauti, o kitas sako, žinai, mano geresnis, aš prašysiu už jį dar brangiau. Ir jau jis dar kokį 20%. Nu ir štai gaunasi kaina 40% per aukštą. Nieko tokio startuoti su 10-15% aukštesnės kainas, nes visi daro prielaidą ir supranta, kad bus dėrybos ir taip toliau ir taip toliau. Bet jeigu tu net nežinai, kokia ta kaina yra, mes tos kainų analizę galim padaryti labai tikslę. Aišku, kiti sako, tai padarykit. Nu tai gerai, mokėkit pinigus. Nes tai jau yra vienas svarbus komponentas, labai, sakyčiau, svarbus komponentas. Ir daug pardavėjų nesugeba parduoti, nes bijo parduoti per pigiai, pasistato per brangiai. Tada niekas neskambina, niekas nevažiuoja ir tada jie nusprendžia, kad nėra pirkėjų, ar ne? Kitas dalykas, situacija rinkoje. Žmonės nusprendžia, kad nėra pirkėjų, niekas nieko nenori pirkti. Kaip jums, jeigu aš pasakysiu, kad kiekvieną mėnesį Lietuvoje nuperka apie 2000 namų? Turbūt nepatikėsit. Vėl stebuklas, dar vienas stebuklas. Ar ne? Štai, o kiek pardavinėjama namų?
O namų pardavime turėtų būti apie 15. Šito jau neskaičiuosim, nes tas skaičius pastoviai keičiasi. Ir žiūrint, ką traktuoti, kad pardavinėjimą. Jeigu žiūrėti tik tai skelbia rodą, tai ten, man atrodo, rodė yra 8,5 tik tai tūkstančio namų. Daugėja, tarp kitko, buvo 8 tūkstančiai prieš kokius 3 mėnesius 8 tūkstančiai. Dabar jau 8500, man atrodo, yra, jų daugėja, ne? Tai kokia ta situacija rinkoje, kiek yra namų? Namų apie 15 tūkstančių, jeigu skaičiuoti nuo lušnelės už 10 tūkstančių iki namo už kelių milijonų, jeigu tokių Lietuvoje mačiau brangiausias, tik tai buvo 3 milijonai. Reiškia, jeigu skaičiuoti bendrai, tai apie 15 tūkstančių, ar ne? Tai va, žmonės reiškia, ta situacija rinkoje, paprastas žmogus, kuris nesigilina, neanalizuoja tos nekilnojamo turto rinkos, reiškia, tiesiog konstatuoja tokią nuomonę savo ar jausmus, kad niekas nieko nenori pirkti, nieko nėra. Dabar kodėl gaunasi tokia iškreipta, reiškia, iškreiptas suvokimas. O čia, kad suprastumėt, kodėl iškreiptas suvokimas gaunasi pas žmonės apie kas vyksta rinkoje. Ir kad susidaro toks įspūdis, kad niekas nieko neperka. Todėl, kad tie, kurie parduoda, dažniausiai žmonės užsičiaupia ir nieko nesako. Tie, kurie negali parduoti, tai reiškia, ką jie daro, jie eina visam pasauliu, skundžiasi, kaip blogai, kaip nėra pirkėjų, ar ne? Reiškia, rinka bloga, jie yra geri, rinka bloga, rodo pirštais visur ir negali suprasti, kodėl nepavyksta parduoti, ar ne? Tarp kitko, ta dabartinė situacija, kur yra rinkoje, pas mane jau yra 30 metų patirtis, tai aš jau turiu 3 tokių situacijų patirti per savo karjerą. Ir labai yra daug panašumų tiek 2008 metų krizė, tiek dabartinė, tiek 2000-ųjų ta krizė, ar ne? Ir situacija rinkoje yra tokia, kad kainos koreguojasi į apačią. Visų pirma, jos niekada Lietuvoje neturėjo būti iškilti iki tokių kainų, bet kadangi bankai davė pinigus, tai žmonės pirko turtą ne už savo pinigus, o už svetimus pinigus. Kai perki turtą už svetimus pinigus, tai lengviau kažkaip ir brangiau sumokėti, ar ne? Mes taigi žinom, kad per bankus perkantis pirkėjai, jaunimas, ten pirkėjai visada permokėdavo už turtą. Visada sumokėdavo brangiau negu kitas, kur turi savo sunkiai uždirbtus pinigus, negu pasiruošęs mokėti, ar ne? Tas savo uždirbtus pinigus ten kiekvieną centą skaičiuoja. O ten, kur banko paskola, taigi parašą padėjo ir viskas. Ir po to 30 metų ten po kažkiek mokėsi, net nepajausi. Atseit, toks mentalitetas, ar ne? Tai visų pirma, neturi tokios kainos būti nekilnojamo turto, nes dauguma žmonių neturi tiek pinigų, kad galėtų įpirkti, ar ne? Ir jeigu nebūtų banko finansavimo, tik tai būtų už savo santaupas, tai žmonės tiesiog pirktų tiek, kiek turėtų, už tiek ir pirktų, ar ne? Kainos būtų žymiai žemesnės. Todėl dabartinė situacija, kainos koreguojasi į apačią ir panašu, kad koreguosis dar ilgokai. Čia dabar nesigilinsim, kaip tos krizės sukeliamas, kiek laiko tos krizės laikomos ir daromos, jos ne tai, kad netyčia, jos yra dirbtinai padaromos, turbūt daug kas supranta, kiti gal tik pradeda suprasti, bet pralaukti, kažin, ar protinga strategija, nes sulauksite tik tai tos žemutinės kainos. Krizė yra padaroma tam, kad jūs negalėtumėt pralaukti, arba bent jau 90% žmonių, kad negalėtų pralaukti, kad negalėtų išlaukti. Ten stipresni gal ir gali kažką pralaukti, o sakykime, su tom paskolom ir taip toliau bus sunku pralaukti. Tai va, todėl kaip pardavėjas sako, aš niekur neskubu, žinokite, čia yra nelabai intelektualu, nelabai protinga tą sakyti dabar, ne? Jeigu tu išstatei turtą pardavimui ir sakai, niekur neskubu, negerai. Man taip jie bando pasakyti, aš niekur neskubu, reiškiasi. O mes skubam, žinokit, mes su klientais skubame ir labai stipriai marketiname objektus ir parduodame turtą kiek įmanoma greičiau. Ir kiek įmanoma brangiau, aišku. Kiek įmanoma dabar, nes mes žinom, kad po mėnesio, po 2, po 3 mes gausim tik tai žemesnės kainas. O kaip kiti sako, pavasario palauksiu, tai mes
tuos klientus iš karto atmetam į šoną, nes pavasarį tai bus visai kitas segmentas, visai kitos kainos ir ten jau su tai žmonėmis pavasarį kalbėsime iš naujo apie dar kitokią situaciją rinkoje. Tai va, tas situacijos rinkoje nežinojimas, aišku, labai, bet žmonės nežino, tai dėl to ir nesupranta, ar jie praranda ar nepraranda kažką tai. Toliau reklama, marketingas. Šitam reikalui mes skiriame kelis žmonės ir tą dalyką netgi įtraukiam į sutartis, brangiai. Ir kitas dalykas, mes žinom, kur reklamuoti, kaip reklamuoti, kada reklamuoti, mes žinom, kaip patraukti šitų pirkėjų dėmesį, ne? Marketingas yra karalius, tarp kitko, marketingas yra labai svarbu, mes namo marketingui turbūt vidutiniškai sugaištam kokį 100 valandų. Taip tai marketingui. Kiek pats pardavėjas sugaišta? Valandą. Ir tada jie nustemba, o tai ką jūs darot 100 valandų? Tai nesakysim, nes po to ir jūs užsimanysit tai daryti. O aš tada klausiu, ką jūs darot? Tai jūs įdėdat skelbimą į aruodą arba į skelbimą ir jūsų menas tom pasibaigia. Kiti dar Facebook įdėda skelbimą, papostina Facebook'e. Susilaukia 10 žinučių, bet kažkaip nieks neatvažiuoja ir niekas nežiūri ir niekas jokių pasiūlymų jums pirkti namą neteikia. Ir tada, arba dar geriau su brokeriais dirbate, kur irgi panašių principų dirba. Tai jie jums sako, kad rinkoje yra štilius, niekas nieko neperka. Pamatot, aš paneigiau jų argumentus, aš jums galiu pateikti oficialią statistiką, 2000 pardavimų per mėnesį. Aš galiu kiekvienam mieste pasakyti, kiek namų nuperka, ar ne? Ten, kur sako štilius, kokiam nors mieste, aš sakau, jūsų mieste po 2 namus nuperka į dieną, per dieną. Negali būti, jeigu aš žiūriu, rodo. Taigi, tai ten tie patys skelbimai. Kas sakė, kad visi žmonės skelbėsi aruode, kas sakė, kad visi Facebook'e, kas sakė, kad neįvyksta sandorių iš rankų į rankas, kas sako, kad neįvyksta sandorių per laikraščių skelbimus, ar ne? Niekas to nesakė, bet jūs jau nusprendėt, kad jeigu aruode matot 5 skelbimus reklamuojamus, ar 50, ar 500, tai yra viskas, ką jūs matot. Nieko daugiau nėra. Reiškiasi, marketingas yra karalius ir mes žinom, kaip tą marketingą daryti. Dabar kainų mažinimo principas, ketvirtas tas principas. Dabar pardavėjai, kadangi jie nežino nei tų kainų tiksliai, nei situacijos rinkoje, nei to marketingo nežino, kur tą 100 valandų sudėti, jeigu žinotų, gal ir dėtų, ar ne? Tai va, jeigu norit užsimti marketingu, ateikit, susimokėkit pinigus, mes užmokysim jumis, kaip daryti tikrai. Pasižiūrėkit namų brokerį YouTube kanale, yra NT marketingas, man atrodo, taip pavadintas. Pamatysit, mergina tokia Vaida kalba, jinai per praeitą savaitę padarė 3 sandorius, uždirbo 1400 per pirmą savaitę. 3 vaikų mama. Rolandas, žiūriu, prisijungė. Labas, Rolandai. Aš video įrašinėju. Įrašinėju video dabar ir tuo pačiu streaminu. Tai reiškiasi, kainų mažinimo principas, ar ne? Kadangi tų dalykų nežino žmonės, tai jie tiesiog mažina kainą. Mažina kainą. Ir kas gaunasi procese, kai mes pasižiūrim, už kiek galų gale pardavė pardavėjai, tai mes tikrai būtumėm pardavę 10% brangiau. Mažiausiai 10% brangiau, nes kadangi jie nepasiekė visų pirkėjų, kaina, kaip visada, būna numažinta per daug. Arba pardavinėja per ilgai. Ar ne? Dabar turto paruošimas pardavimui. Penktas komponentas. Turto paruošimas pardavimui. Ar ne? Ir kas svarbiausia, mums tą dalyką, kai atvažiuoja daugiau pirkėjų apsižiūrėti namą, ar ne? Ypač jeigu jisai yra gyvenamas, viską galima gyventi ten, bet yra kažkokių trūkumų. Tai mums tie pirkėjai suvažiavę suvardina visus tuos trūkumus, ar ne? Kas ten yra, kas jiems nepatiko, kas yra blogai. Ir mes viską fiksuojame, mes užsirašom viską, nes po to, kai jau ateina tas momentas vesti derybas, kai jau yra 1, 2 ar 3 pasiūlymai, tada mes skambinam žmonėm, bendraujam ir sakom, gal norit pasiūlyti aukštesnę kainą, gal ką, dabar kaina ar sumažinta buvo, ar kažką. Žodžiu, vyksta pastovus bendravimas su pirkėjais. Ar ne?
O pirkėjai pasako, kas jiems nepatiko. Tai netgi dar pardavinėjant turtą procese yra kartais smulkmenų visokių. Tai čerpė iškritosi, tai klinkeris nukritęs, tai žolė nenupjauta, kažkam užstringa, tai tvora kažkur tai viena lenta nukritusi. Ir tai yra smulkmenos, bet jos yra nemalonios. Pirkėjams tas labai kartais rėžia akį, nes netgi toks dalykas kaip namo pardavimas, kur atrodo jau turėtų būti logiškas sprendimas, bet dauguma tų pardavimų remiasi emocijomis, ne? Tai va, ir jeigu jūs patys klausite, skambinsit pirkėjim ir klausit, kas jums nepatiko mūsų name, gal jie ir pasakys, bet o jeigu tas žmogus galvoja rimtai apie jūsų turto pirkimą ir jūs jam skambinsit, sakysit, kas blogai, pralošite, tai nepratinga būtų daryti. Po to aš pats viską moku mentalitetas. Labai daug susiduriam pardavėjų, kurie mano, kad patys viską moka. Ir taip, aišku, kas turi namus, ypač ten brangesnius, tai nėra kvailiai, tai yra žmonės, kurie kažką pasiekė gyvenime, savo srity, uždirbo tos pinigus galų gale, yra veiklus, verslos, viskas tvarkoja. Bet klausimas, ar jūs mokate pardavinėti turtą, tai labai abejočiau, sakykime, kažkaip mokate, aišku, juk tą skelbimą, bet kas gali įdėti. Bet ar jūs tos komponentus visus naudojate ir ar žinot, kaip juos naudoti ir kada nenaudoti, ar ne? Tai va, aš pats viską moku mentalitetą, čia matyti, ar iš Tarybų Sąjungos yra atėjęs komunizmas tas, kad bendrai pats visi, Amerikoje to nėra, Amerikoje yra daroma siaura specializacija, tu darai tą, aš darau tą ir po to iš tų uždirbtų pinigų aš pas tave užsakau paslaugas, tu pas mane. Bet už tai gaunasi, kad ir tu tobulėjai labai stipriai, nesibarbė 100 darbę ir aš tobulėjai savo srity. Tai va, tai čia aš pasirašiau toks pavyzdys būtų kaip, įsivaizduokit, yra šachmatų lenta, ne? Ant jos galima žaisti ir šaškėm, ir šachmatais. Tu gali būti labai geras šaškių žaidėjas, bet šachmatai yra visai kitoks žaidimas, visiškai daug sudėtingesnis žaidimas. Ir kad tu moki žaisti šaškiam, tai dar nereiškia, kad tu būsi geras šachmatistas. Ir greičiausiai, tu gali jo tapti, bet tu turi rimtai tuom užsiimti, studijuoti, kaip mano sūnus po kelias valandas netgi per dieną, kiekvieną dieną, ar ne? Todėl jis ir yra geras šachmatistas, ar ne? Bet ten aš įsivaizdavau, kad aš žinau, kas yra šachmatai. Aš šaškių būrelėje mokykloje pirmą vietą buvau užėmęs, buvau geras šaškiam, žaisdavau prieš draugus, net nusimdavau po vieną, po dvi šaškės prieš pradėdama žaisti, ne? Šachmatais išmokau kažkur 15 metų būdama žaisti, žaisdavom su draugais, bet tas mano mokėjimas šachmatai žaisti buvo daugiau toks žinojimas kaip vaikšto figūros ir pagal tai bandydavau sukurti kažkokią kombinaciją ir va taip įvykdavo tas šachmatų žaidimas, ar ne? Po to, aišku, pradėjau geriau, bet per visą gyvenimą, kad suprastumėt, mano reitingas ant chess.com yra 1500, ar ne? Jeigu vakas chess.com žai, 1500, tai čia toks, sakykime, ne visai jau toks beginneris, toks gal pažengęs šachmatistas, bet iki meistro lygio man dar trūksta kokių 1000 taškų. Mano sūnus yra 2500 reitingas jo ant chess.com, o mano yra 1500. Tai va, žodžiu, kiti man sako, aš automobiliais prekiauju ir taip toliau, aš žinau, kas yra prekyba, bet brangiai, automobilių prekyba yra automobilių prekyba, tai nėra nekilnojamo turto prekyba. Toliau, 7 komponentas – psichologinis pasiruošimas. 80% pardavėjų, dabar klausykit, čia įdomi statistika, 80% pardavėjų parduoda dėl blogėjančių gyvenimo sąlygų ar blogų situacijų. Reiškia, ir pardavėjai lengvai išsiduoda, jog taip yra. Tik tai 20% geriausiu atveju pardavėjai parduoda savo turtą, nes pas juos gerėja, jie statos didesnį namą, dar kažkas, tai žodžiu,
viskas gerai pas juos yra. 80% pardavėjų turtą parduoda, kažkas mirė, kažkokios skyrybos, kažkam kalėjimas, kažkam nebereikalingas turtas, trūksta pinigų, dar galvoja laikyti, po to jau nebegali laikyti, paskolos, bankrotą ir taip toliau. Tai 80% turto pardavėjų yra tokia situacija. Ir man juokingiausia, kai aš žinau tą statistiką per 30 metų, bet jie man bando užkabinti makaronus, kad jie niekur neskuba. Kaip mano vienas jau agentas jau daugiau pasidarbavęs, sako, sako, antstoliai ant nosies, ten dar skolos didžiausias, jie niekur neskuba. Reiškiasi. Bet esmė netgi ne tame, dabar kaip tik reikia skubėti, jeigu nori gauti geresnę kainą. Jeigu lauksi pavasario ar kitų metų pavasarį, gausi tik mažesnę kainą. Sąlygos bus tik tai blogesnės pardavimui. Tai va, pats pardavėjas lengvai išsiduoda ir prisipažįsta, kai kurie tai iš vis juokingai pradeda trūkumus vardinti visus. Nu ir jeigu tu vardini trūkumus, jeigu tu peiki savo prekę, aišku, reikia tą kainą mušti, reikia spausti į apačią ir tada už tavęs nupirkti už pačią pigiausią kainą, ar ne? Nu ir ką, ir tada pardavėjas -10, -15, -20% parduoda pigiau, negu mes galėtume parduoti. Man atrodo, rekordas yra namą pardavėm ant 90 000 brangiau, kur pardavėjas jau buvo nusimovęs kelnes iki 400 000. Jis pradėjo nuo 500 000, bet leido. Ir ta 500 000 buvo reali kaina. Mes gavom 490 000. Buvo nusileidęs iki 400 000, vis tiek niekas nepirko, ar ne? Va, ką reiškia brangiai marketingas ir ką reiškia atrasti tikrai tą pirkėją, ar ne? Stipraus marketingo dėka. Tai va, mes reklamuojam objektą, mes nereklamuojam pardavėjų situaciją. Jeigu pirkėjas kreipiasi jūs ir vengia brokerių, tai gal jis nori pigiau ir apsižiūri 10-50 namų ir nori nupirkti pigiau. Mūsų pirkėjai nori tinkamo namo, jie nenori pigiau. O kartais pardavėjai galvoja, palauk, nu tai aš pats be brokerių, be agentūros, vat pirkėjai irgi nori be brokerių agentūros, bet ar jūs suprantat, ar jūs girdit, ką jūs sakote? Kad jeigu pirkėjai nori be brokerių, be agentūros, jie nori kuo brangiau nusipirkti. Ar taip? Reiškiasi, jeigu žmogus per agentūrą, per agentus, per brokerius sutinka pirkti, vadinasi, jisai supranta, kad tas objektas, ko gero, yra geriau išreklamuotas ir taip toliau, ir kad jam pigiai nenupirksi. Bet jeigu jis perka, tai turbūt jis sutinka sumokėti tą kainą, normalią rinkos kainą, ar netgi šiek tiek aukštesnę kainą negu kiti analogiški pardavimai, nes jam reikia tokio namo, ar ne? Jeigu jis jau nenori, jis nori tiesiog ieškoti, tai jis nori kuo pigiau nusipirkti, jis nori dylą gauti, jis nori išlošti. Ir jūs va tokie du gudručiai, vienas, kuris nori -10-20% pigiau nusipirkti, o kitas, kuris norite nemokėti brokeriui, ar ne, ir sutaupyti ten tos kelis tūkstančius, norit atseit daugiau pinigų gauti, jūs norit iš to, kur nori mažiau mokėti, jūs norite kuo daugiau gauti. Nu ir tada ten prasideda du tokie profesionalai, bando vienas kitą pergudrauti, nu ir gaunasi komedija, žinokit. Aišku, kai kurie pardavėjai giriasi, oi, aš pats pardaviau per vieną dieną, sakau, labai blogai, kad pardaviau, kiek pirkėjų, oi, atvažiavo 2 pirkėjai, vienas nupirko. Ne, brangiai, turi atvažiuoti 20 pirkėjų. Mes turime įsitikinti, kad tikrai pasiekėm maksimalų skaičių interesanto. Ir mes turime įsitikinti, kad gauti keli pasiūlymai ir parduota aukščiausia kaina rinkoje. Į sveikatą. Toliau, dokumentai ir mokesčiai, nu, sakykime, čia gal nėra tokių didelių problemų, bet irgi būna, čia tos dalykus notarai tvarko, aišku, kai kurie agentai bando deklaruoti, kad jie čia labai tos dokumentus tvarko, čia viską tvarko notarai, reikia tik savininkui pasakyti, kokie reikalingi dokumentai ir viską notarai, čia mes didelių galių neturim. Bet aišku, mes žinom, kaip ten yra su mokesčiais, mes žinome, kaip su tais terminais ir taip toliau. Tai kai kurie nei tų mokesčių nesupranta, arba kiti ten laukia 3 metus, arba dėl tų 10% mokesčių, reiškia, 10 metų, kad neišlaikytas 15%, tų dalykų nežino, arba laukia, arba, nu, žodžiu, tos dalykus normalu, kad mes žinom, ar ne pirmą dieną tai darom. Toliau, MT brokerių pasirinkimas. Va, tai daug žmonių skundžiasi brokerių paslaugom ir manau, kad pagrįstai. Ne? Nes realiai jie daro tą patį, ką ir jūs darot, tik tai įdeda skelbimą ir kažkokio darbų pasidalinimo komandos nėra pas juos, ar ne?
prisirašo daug sutarčių ir bando tokius kaip šansus gaudyti, ar ne? Ir pareklamuoja ir taip toliau, po to tie pirkėjai tiesiogiai bando dar susitarti, ar ne, ir susitarė daugelį atvejų. Ir tada savininkas sako, aš pardaviau pats. Reiškia, čia visi tie etapai jau praeiti yra pas mane prieš 10, prieš 20 metų, ar ne, prieš karjeros pradžioje. Tai va, kas parduodat namą, tai yra jūsų brangiausias ar butą, tai yra dažniausiai vienas iš brangiausių arba vienas iš brangiausių jūsų turtų. Todėl darykit taip, kaip Amerikoje daro. Pasikvieskit vieną brokerį interviu, pasikvieskit antrą, pasikvieskit trečią, neskubėkit, pabendraukit su 3 brokeriais kaip minimum, ar ne. Jeigu norit su 5, išklausykit jų planą, kaip jie dirbs, kaip ką. Tada reikalaukit įrodymų, kad pateiktų, ką jie pardavė, kaip ką padarė. Ir jeigu jums iš tų 5, kuris atrodys, kad yra įrodymai, viskas yra į sutartį, tai įsipareigojimai. Mes savo sutartis netgi filmuojam, kad ne tik tai būtų sutarties punktai, bet kad būtų nufilmuota mūsų susitarimas, video įrašas, kad būtų padarydamas, kad negalėtų žmonės prisižadėti kažko daugiau, ko neištesės, ar ne? O jeigu jau kažką prisižadės, kad ištesėtų. Nu ir paskutinės dėrybos. Tai vat, dėrybos. Visų pirma, visų šitų komponentų neišmanimas pastato žmonės į silpnas dėrybinės pozicijas ir jie visada gaus žemą kainą. Visada. Žemesnę kainą negu gausim mes. Visada. Iš 100 brangiai. Kiti galvoja, kad yra labai stiprus dėrybininkai, todėl pasistato kainą, nenuleisiu. Ir kiek tas nenuleidimas trunka? Mėnesį, 2, dar čia nieko tokio. Pusę metų, metus, 2, 3, kas daugiau. Tai aš jums galiu pasakyti, kad per mano karjerą ilgiausias laiko tarpas, kiek nepardavė žmogus, pardavinėja namą, yra 25 metai. Rimtas bajeris. Aš tik 5 metai jau, kai buvau nekilnojamam turte, jau buvo pirmą kartą, kai kreipėsi tas žmogus parduoti savo namą. Iš pradžių galvojau, kad ten rimtai nori parduoti ir taip toliau, bet kaina visada būdavo 2 brangiau, negu tas namas iš tikrųjų vertas. Tiksliau, vertas, kas yra vertė. Žmogus, pardavėjas vertina tą namą 2 brangiau, negu kad pirkėjai, negu visi šiuo metu esantis pirkėjai pasiruošę mokėti. Nu, vat ir gaunas neatitikimas. Po to prieš 15 metų dar kartą tas pats pardavėjas kreipėsi, kad padėti parduoti tą namą. Nu, aš aišku jau skeptiškai žiūrėjau. Ir dabar ne per seniausiai, prieš kokius gal 2-3 mėnesius bendravau su to pardavėjai ir aš priminiau, sakau, prisimeni, kad tą namą tu pradėjai pardavinėti prieš 25 metus. Tai atsakymas buvo toks, kad daugmaž, jeigu reikės ir dar 25 metus pardavinės. Mes kreipiamės į tuos, kurie turi planų parduoti per ateinančius 3-6 mėnesius. Dėl vėlesnio laikotarpio, kai jau pribręsit, kai ateis tas terminas, kad jums reikalinga per 3-6, tai kreipkitės ir parduosim, nes sugaištama daug žmogiškųjų resursų. Jeigu nori turtą parduoti greitai ir brangiai, turi dirbti ištisą komandą žmonių. Yra darbų pasidalinimas, pasiskirstimas ir mes pardavinėti metus, reklamuoti, gaišti laiko neturim. Čia pats pardavėjas gali įsidėti skelbimą ir galvoti, gal kas nors netyčia nupirks. Mes negalime netyčiukais remtis, mes esam verslas, visi turime gauti pajamas ir turim daryti projekcijas, turime prognozes, kad sandoris tikrai vyks, pinigai bus gauti. Dabar tai tie visi dalykai, kad reiškiasi, nieko nežino apie pirkėjus. Ir dabar žmonės išklausys tos komponentus, galvos, visai geras informatyvus video, dabar darysiu viską tą pats. Ne, jeigu jūs klausite pirkėjų, apie juos pradėsite daug ką klausinėti, blogai, jau krenta jūsų dėrybinės pozicijas, ar ne, jūs jau silpni. Skambina tiem, kas įsimena skelbimą. Čia tai iš vis anekdotas yra, dabar ką daro pardavėjai. Žiūri, kiek tų širdučių rodė, kas kiek prideda prie rodo. Ten skelbimas širdutė įsimena ir po to tas, kas įdėjo skelbimą, jiem yra sąrašas, kad galima juos sukontaktuoti, tuos, kur įsiminė, žinutę parašyti, ar ne, ten, ar e-mailo, žodžiu, nukeliauja žinutę. Tai žmonės rašo žinutės šitiem, kas įsimena. Ir sako, vat jūs įsiminėt mūsų namą, gal norit atvažiuoti apžiūrėti.
Čia labai blogai yra. Jūs jau iškart signalizuojat šitam pirkėjui, kad niekas jūsų namą nevažiuoja žiūrėti. Ir jūs jau maldaujat, kad kas nors važiuotų žiūrėti. Nu tai kas, jūsų darybinės pozicijos yra žemiau slenksčio. Kitas dalykas, nepasiekime visi pirkėjai, todėl tenka dėrėtis su vienu, kuris nori pirkti, irgi blogai. Jeigu tu turi tik tai vieną žmogų, su kuriuo dėrėsis, nu tai apie ką mes kalbam, brangiai? Vienas žmogus, kokios čia dėrybos? Netgi yra pasakymas, vienas pasirinkimas yra nepasirinkimas, tu neturi pasirinkimo. Du irgi dar nepasirinkimas, tai yra dilema. Tik tai, kai turi 3 pasirinkimus, tu turi pasirinkimą. Gali arba tą, arba tą, arba tą. O dar geriau turėti 5 arba 10 pasirinkimų, tada gali, proanalizavęs, kuris pasirinkimas geriausias, priims sprendimą. Tai va, jeigu jūs nepasiekėt visų pirkėjų, o tik tai ten po vieną kitą atvažiuoja, pas daug pardavėjų, dabar net neatvažiuoja pirkėjai, skambikit mum, mes parduosim jūsų namą per mėnesį, gal per 2, o galbūt per savaitę ar 2, ar ne? Nes mes pasieksime visus arba didžiąją dalį pirkėjų pasieksime ir tada mes turėsim su kuo dėrėtis, mes gausim pasiūlymą, bet tada jau yra gerai. Kitas dalykas, reikia pirkėjimą priminti apie tą namą, reikia paskambinti jiem pasakyti, kad kaina kažkiek buvo pakoreguota, kad dar kažkas nutiko, žinai, paklausti, ar jie jau apsižiūrėjo, ar pasiruošė sprendimą priimti, ar dar svarsto tą. Dabar, jeigu jūs neturit tų pirkėjų, tai kam jūs skambinsit? O kitas dalykas, jeigu ir turėtumėt ir skambintumėt, čia yra blogai. Mūsų žmonės, mūsų marketingistai gali paskambinti ir pakalbėti. Va, žiūrėkit, tą namą dabar pamažino kainą, ar įdomu, gal svarstot, gal norit pasiūlymą pateikti, o sumažino kainą, o už tokią kainą gal jau būtų ir įdomu, ar ne? Ir štai mes grąžinam pirkėją prie derybų stalo. Žodžiu, aš čia tik tai, sakykim, santrauką tokią paaiškinau, kas yra tie 10 komponentų, ar ne, su pavyzdžiais 10 komponentų, o jeigu norite, užsirašykite, ar ne, ir bandykite patys parduoti. Bet matot, brangiai, aš galėčiau jums dienos lekciją atskaityti, suformuoti skelbimų tekstus, viską. Ir vis tiek, prasidėjus marketingo, rodymų, derybų procesui, vis tiek jūs neatliksite tų dalykų taip gerai, kaip atliksiu aš su savo komanda. Ar ne? Ir tos visus komponentus atlikus gerai ir gaunama aukštesnė kaina. Sako, sėkmė nėra vieno dalyko darimas arba vieno dalyko nedarimas nėra nesėkmė. Dažniausiai sėkmė yra daug teisingų dalykų daroma teisingai, ar ne? Imi daug komponentų, daugelį mažų dalykiukų, kartais tai yra maži dalykiukai, bet jie sudėta į bendrą visumą, jie padaro tą efektą, kurį tu nori gauti. O, paukšteliai už mano nugaros bėgioti pradėjo. Tai va čia tie tokie stebuklai, kurie iš kitos pusės, kaip ir ne jokie stebuklai, viskas tas yra padaroma, bet tam reikia turėti pardavimų patirties, tam reikia išmanyti daug tų komponentų, ar ne, ir tada galima parduoti. Tiesa, jeigu kas manote, kad jūs galite savo namą parduoti patys, vadinasi, ir jums už tai niekas nemoka, ar ne, jūs tai daro tikai, tai aš daryčiau prielaidą, kad jeigu jums už tai mokėtų po kokiais 10 000 per mėnesį arba daugiau, jeigu jūs manot, kad esate geri pardavėjai ir galite parduoti namą, geri derybininkai, būtinai ateikit pas mus, aš jums garantuoju, jūs uždirbsit po 10-20 000 eurų per mėnesį, gal netgi susimatysi Miami, gal atvažiuosi į Miami iš savo mėnesinio atlyginimo, tai, bet dėja būtų turbūt naivu mąstyti, kad tu kažką gali padaryti geriau negu specialistas. Čia gal tas yra toks instinktyvus daugiau ta tokia baimė, kad va, jeigu čia sumokėsiu, prarasiu pinigų. Tai aš jums per 30 metų dirbdamas su nekilnojamo turtu, aš galiu jums konstatuoti faktą. Mes visada jums įdėsim į kišenę daugiau pinigų, nei jūs įdėtumėt patys. Jau atskaičiavus mūsų komisinius. Atskaičiavus mūsų komisinius, jums vis tiek liks daugiau pinigų, nei jūs patys gautumėte. Nesumaišykit, kiti sako, tai palaukit, jūs čia užsikelsit dar kainą, aš noriu 150, jūs užsikelsit kainą, ne, brangieji? Ar jums kas nors 150 kada nors gyvenime sumokės?
Ar nėra taip, kad jūsų namo kaina realiai yra tik tai 100 tūkstančių, ar 110, ar 120, ar ne? Reikia žiūrėti, analizę daryti, kitus pardavimus. Tai va, jeigu jūsų namas 150 tūkstančių jūs gautumėt patys, tai mes tikrai gausim 160, 170, ar ne? Bet jeigu jūs gausit tik tai 120, tai mes gausim 130, 140. Va, kokias mes galime gauti kainas. Aukštesnės nei gautumėt jūs, aukštesnės nei parduoda kiti pardavėjai, nes jie nežino tų komponentų, jie nemoka tinkamai paruošti turtą pardavimui, jie neišmano tų derybų taip gerai kaip mes, ar ne? Situacijos, kainų analizės, kaip tą palyginamą rinkos analizę padaryti, daro pagal skelbimus. Nu, čia visiškas absurdas, visiškas nesąmonė. Bet kai nežinai geresnio būdo, tai atrodo, tas būdas yra geriausias, ar ne? Tai va tiek, čia norėjau aš jums tokį gana gavosi ilgokas video įrašą padaryti. Kokius stebuklus daro namų brokeriai, iš kur mes gaunam tų pirkėjų, kodėl pas mumis į namą atvažiuoja 10, 20, 30 pirkėjų per mėnesį, o pas jūs per pusę metų buvo atvažiavęs tik vienas arba ne vienas, ar ne? Va čia ir yra tie stebuklai, šitie komponentai. Galit bandyti daryti patys, bet aš siūlyčiau tada, jeigu jūs norite tuos komponentus daryti, tai siūlyčiau jungtis prie mūsų komandos, praeiti apmokymus ir tada tikrai daryti tą profesionaliai, o ne mėgėjiškai. Nes darydami mėgėjiškai ir laiko sugaišite, ir kainą žemą gausite. Viena moteris skambina, sako, Jėzau, aš į tą rodą sukišau jau 400 eurų, ar ne? Jo ta trobelė ten 25 ar 30 tūkstančių tik tai kaime. Jinai jau rodui sušėrė apie 400 eurų. Nu, yra kaip yra ir vis tiek nepardavė dar, ar ne? Ir gali būti, kad ir neparduos. Tai va, mums mokėti pinigus reikia po sandorio. Kai vyksta sandoris, taip kad į priekį jų mokėti nereikės, mes visas išlaidas darom iš savo pinigų ir po to mes jūsų tas mokėtą mokestį išsidalinam komandai, bet ir šitokiu būdu gaunam aukščiausią kainą. Kaip mus dabar atrasti, kaip mus pasiekti, tai kontaktuokite mus namų brokeriai, galite prie Facebook'o pridėti prie draugų namų brokeriai, tik tai mažosiom raidėm. Ten yra Facebook'o grupė, yra pages, ir yra puslapis, ir yra šita profilis, ar ne? Tai, žodžiu, pridėkite prie mažosiom raidėm, kur yra namų brokeriai, arba, reiškiasi, Skype'as namų brokeriai, Facebook'as namų brokeriai, e-mailą rašykite į Gmail'ą, namūbrokeriai@gmail.com, arba skambinkite telefonu 8660-22-120. 8660-22-120. Tai va, čia tokie stebuklai, brangieji. Tokius ir stebuklus mes darome. Kas nori jungtis prie mūsų brokerių komandos, dirbti kaip brokeriai, prašom, kontaktuokite. Kas norite jungtis prie dirbti su marketingu, iki spalio 1 mes taikom 50% nuolaidą, tai čia kažkaip 5 dienos beliko. Jeigu tas terminas jau praėjo, tai tada, žodžiu, kontaktuokite, vis tiek gal bus ateityje kažkokias kitas nuolaidas, žiūrėsim pagal staciją, kokių mums žmonių kiek reikės. Kągi, ačiū uždėmesi. Tai va, kad nereikėtų su kiekvienu vesti 40 minučių pokalbį, dabar šitą video įrašą gali pasižiūrėti, gali draugam nusiųsti, galite pažįstamiem persiųsti, kad išklausytų. Aš pasiruošiau, surašiau jų punktus visus, komponentus, kurių dėka jūsų turtas bus parduotas ir greičiau, ir brangiau. Visus tą, ką aš apšnekėjau, mes įrašom į sutartį, kad rinkos analizė bus padaryta ir kiek žmonių dirbs. Žodžiu, į sutartį viską galim įtraukti, nusifilmuojam viską, taip kad makaronų kabinimo, kad čia turim daug klientų, o po to, kad rinko ištilis, tokius makaronus gali kabinti galbūt brokeriai, kurie šansus gaudo, ar ne? Tai jeigu vienu žodžiu manęs po brokeris klausė, sako, ko mes skirimės, žmonės klausė, ko mes skirimės nuo kitų vienu žodžiu, tas vienas žodis yra darbas, mes dirbame. Darbas. Vienas žodis, darbas. Mes tiesiog dirbame. Tai sako, o ką kitos agentūros nedirba?
Mes tai nevadinam darbu, nes jeigu turto pardavimui yra sugaištama tik 15 minučių patalpinti skelbimą, ir po to ten į tos skambučius atsiliepti, jeigu yra, o jeigu jų nėra, tai nieko daugiau nedaroma. Tai nėra darbas, tai sakyčiau daugiau yra loterija, tai yra šansų gaudimas ir todėl, aišku, jūs turite rezultatus, ar ne? Kitas video įrašas aš esu įrašęs, ką daryti, jei brokeris neparduoda turto. Vat jeigu jūsų brokeris neparduoda turto, kreipkitės į mus, mes parduosim. Mes parduosim, nes mes dirbsim, mes įdėsim valandų, mes įdėsime pastangų. Ir tai tų valandų bus įdėta daug, ar ne? Ir kai įdėdi daug darbo, daug pastangų, žinokit, rezultatas vis tiek yra gaunamas. Problema yra, kad dauguma nori gauti pinigus lengvai, nori nieko neveikdami gauti, ir po to gaunasi, kad ir tų rezultatų nėra, nes per daug lengvai norėjo. Kągi, čia Darius Overlingas iš Majamio, namų brokeriai, kontaktuokit mus, štai kokius mes darom stebuklus, mes dirbame. Ačiū už dėmesį, iki. Prenumeruokit būtinai namų brokeriai YouTube kanalą, būtinai. Rašykit komentarus, kontaktuokite, perskaitykite savo draugam ir didelius ar mažus parduosim visus. Iki.